Taigi, labą dieną. Šeštoji diena Kipre. Su Tomu kartu leidžiame laiką ir norėjome į tą kavinę, kur apačioje eiti. Tausia, aš norėjau, bet sako, kafenero tikrai pasitaisė. Tikrai geresnė kava negu buvo visuomet. Nu tai sakau, einam, sakau, tada į kafenero ir čionai aš esu buvęs, bet kai šitą vietą aplenkdavom, tai visai pamiršęs. Tai va, nuostabus vaizdas, jūra, šiandien truputį bangų, dieną lyjo, protarpiais lyjo, į vakarą antroji dienos pusėje netgi atšilo, tai nusprendėme ateiti atsigerti kavos. Ir, kaip pasakyti, diena jau prie pabaigos, o mano visai nebloga istorija šiandien, kad eidamas truputį pafilmuoti, žiūriu, stovi obavanai, KTS-ai, žodžiu, tiesioginių transliacijų kolegos iš Kipro, tai nusprendžiau nueit pakalbinti, labai įsikalbėjom ir pakvietė, kaip Tomas vadina, po small talko, pakvietė ateiti 7 valandai transliacijos pradžią ir toliau pratęsti pokalbį ir pasižiūrėti. Tai vat, kaip ir dabar turime 17:51, o 7 planuoju tikrai nueiti ir pratęsti pažintį, nes... Taip, Tomai, small talkas tikrai veikia. Čia Tomo pavadinimas yra small talkas. Jo. Aišku, reikia ir drąsos, kas be ko. Bet tai atsiperka. Tikrai, su kaupu, nes žmonės iš tikrųjų yra open ir mes tik tai galvojam, kad jie yra kažkaip tai nusiteikę prieš mus, iš tikrųjų jie pakankamai draugiškai ir tas žmogus yra jau metuose savininkas iš vyresnių. Tai kažkas gausis. Jo, ir tikrai nesigaus. Be abejo, ir labai jisai entuziastingai priėmė, ta prasme labai draugiškai, viską rodo, nieko neslepia. Cyprus, jo, išsiaiškinau. Ypatingai draugiški žmonės. Tai va, išsiaiškinau, kad jie iš sostinės, iš Nikosijos atvažiavo čionai, viešbutyje bus kažkoks tai renginys su pranešėju. Va, Tomui. Taip, ir Kipre, va čia Kipro bruožas, kad ir ypatingai netgi Pafoso. Ypatingai net ir Pafoso, kur žmonės, aš čia draugų susiradau, lygiai taip, tiesiog gatvėje ar maudydamasis, ten mūsų yra tas, kaip tik matosi, tas, kur laipteliai tokie šiandien gal neleidžia, nes pakankamai didelės bangos. Ir pas Kirjakos, kur va šiandien buvom užvažiavę, tai man va Kipras tom ir žavus, kad čia tiesiog bet kada gali su kom nori susipažinti, užkalbinti ir kažkas tai naujo ir įdomaus nutikti tavo gyvenime. Tai, kaip ir minėjau, kadangi pakvietė į KTS-ą, tai atsiklausiu, gal pafilmuosiu, jeigu ne prieš jie bus. Bet, ką mes čia turim? Čia 55, tai, kaip pasakyti, lietuvių bruožas, lietuvių bruožas yra niekada nevėluoti. Tai einam tiesiai ir išlaikom, kaip pasakyti, išlaikom tradiciją, kad operatorių EU laukti nereikia. Koks pagrindinis tikslas? Tai pagrindinis tikslas yra bendrauti, susirasti pažįstamo, kurti naujas pažintis, megzti ryšius. Ir juk niekada negali žinoti, kada mums kaip operatoriai EU kur nors gali prireikti kažkokios pagalbos, ar mus gali pasikviesti į pagalbą. Be to, man labai įdomu pasižiūrėti jų darbo filosofiją, nes čia jau gal tik tai, kas susijęs su šitą dalim, supras. Jie turi konferencijų centre dabar daryti renginį. Jie pasistatė apačioj KTS-ą ir mes kabelius pro langus.
Tai čia nėra gal jokio stebuklo, bet Lietuvoje, kai oras yra, turim šaltą periodą ir panašiai, ir, na, sakykime, ne visada įmanomas toksai sprendimas ir ne visur. Tai čia Kipre, kadangi tikriausiai visur čia yra visada praktiškai normalus tas oras ir įmanoma pradaryti tą langą, tai gal jam čia ir labai pasiteisina toksai būdas. O pas mus ne visose lokacijose tą galėtum padaryti ir tai čia toksai kaip pastebėjimas. Tai va, kaip ir atėjau, čia jų KTS-as, na ir ką, einu į vidų. Tai va, kaip ir minėjome, su Tomu Smalltalkas duoda gerų pažinčių, nieko prieš, kad aš šiandien pafilmuočiau. Tai tikras įrodymas, kad sėdžiu KTS-e kartu su jais, salėje dirba 2 operatoriai, čia režisierius šalia manęs, kuris ir yra, kaip supratau, kompanijos savininkas, toliau sėdi garsistas, garso operatorius. Tai kol kas vyksta tiesioginė transliacija, truputį teko pasėdėti prie pulto, pasisiūliau išleisti jį truputį, tai sėdau jį pakeisti. Tai man tikrai nesudaro jokių problemų tą daryti. Sako, ar galėčiau grįžti, sako, aišku, bet sako, jeigu tu nori, tai sėdėk, ne, jokių problemų, sakau. Tai iš tikrųjų matau šiokį tokį skirtumą, kad truputį kitaip jie dirba. Dabar vyksta transliacija, tai nenoriu labai blaškyti, bet pasibaigus transliacijai, manau, dar nemažai su jais pasikalbėsim ir kas žino, labai gali būti, kad čia labai ne paskutinis mūsų susitikimas. Taigi, įrodymai, sėdžiu KTS-e, Smalltalkas, nieko sudėtingo, visus skatinu nebijoti, eiti, kalbėtis. Taip, gali atsitikti nemalonus dalykas, kad jūs pasiūs kažkas, bet tai dažniau yra išimtis iš taisyklės negu taisyklė. Tai va, tiek žinių, visai šiltai priėmė, būnu, mėgaujuosi, palauksiu transliacijos pabaigos ir pabandysiu sustiprinti draugystės, naujai užsimezgusios draugystės ryšius. Tai kągi, pabandysiu papasakoti dar šį vakarą. 6 dienos vakarą išėjau iš KTS-o. Žodžiu, grįžtant prie Smalltalko, pakankamai įdomi situacija. Va taip va paprastai ir labai šiltai priėmė. Pirmą kartą mato, pasikalbėjom apie transliacijų rinką Kipre, kas maždaug vyksta, kuom jie užsiema. Ir niekada nežinai, nes pasirodo, tai nėra paprastai transliuotojai. Jų verslas yra visiškai kitas. Ir irgi susijęs su televizija ir susijęs su Jungtiniais Arabų Emiratais labai stipriai. Tai preliminariai aptariam, kuom galėtume būti viens kitam naudingi. Ir kad, sakykime, jeigu kažkas paklaustų manęs, kaip išeiti į užsienį, tai pirmas dalykas reikia visiems pradėti sakyti, kad tu nori ten eiti. Niekas taip paprastai nežino, ko tu nori, kur tu nori ir panašiai. Tai aš jums iš karto pasakiau, žiūrėk, sakau, Dubajui mes esam darę, sakau, žinom, turim patirties, sakau, jeigu yra toksai poreikis, tai galim kalbėti ir apie Dubajų. Tai vat, tokios atsitiktinės pažintys niekada nežinai, kur nuves. Jie pakvietė mane atvykti į sostinę, nes žino, kad būsiu iki penktadienio Kipre. Sakė, labai norėtume pamatyti, visa komanda labai susidomėjusi. Manau, kad, šiek tiek gal ir jiem jaučiasi ta atskirtis, kadangi tai vis tiek yra sala. Ir, sakykime, kaip ir Lietuvoje maža rinka, taip ir čia, jie patys irgi sakė, kad negali, sakykime, visko gauti, pabandyti tai paprastai ar pasižiūrėti parduotuviai. O mūsų srity, ypač mūsų srity visi dalykai yra labai specifiniai. Tai ką aš noriu pasakyti, kad
šilumos ir susidomėjimo buvo labai daug. Ir jie neslėpė, sako, mes labai norim su tavim bendrauti apie techninius dalykus, apie šitą, bet tai irgi yra geras pointas, nes niekada nežinai, kada, kurią sekundę be bendraudamas rasi iš tikrųjų kažkokį tai sąlyčio tašką ir prasidės rimti komerciniai santykiai. Tai ką noriu pasakyti visiems, nebijoti ir mažiau stereotipų, eiti kalbėtis. Tai aš labai daug kalbėjausi, kiekvienam sakiau, aš noriu į užsienį. Niekas nepaskambino ir nepakvietė. Ta prasme, buvo kartojama visiems, buvo klausima visų, o kokios galimybės, o kaip tu įsivaizduoji, o tenai va tu, gal tu žinai, gal tu tas, gal tu anas. Ir prisišaukė, tai tiesiog, va kaip pavyzdys, gyvas pavyzdys, kad realiai užmeti tokią mintį, kad hebra, okei, Kipras kaip Kipras, o davai pakalbėkime apie Jungtinių Arabų Emiratus. Pakalbėk su savo savininku, ta prasme, su visos tos kompanijos, nes ten didelė labai kompanija, rimta kompanija. Šitą turiu minti kitome versle, ne transliacijų. Transliacijų versle jie ir patys sako, čia kaip hobis, tik pradėjo, bet kaip pasakyti, bet šiaip tai, kiek aš supratau, yra rimta įmonė. Ir sakau, tai gerai, tai nežiūrim į Kiprą, žiūrim į artimuosius rytus. Ir niekas nežino, ir aš šiai dienai nežinau, kaip gali viskas pasisukti, bet jeigu nieko nedarysi, tai tikrai nieko nepasisuks, o jeigu pakalbėsi, tai, kaip pas mus sako, per galvą irgi niekas neduos. Pasakei savo nuomonę, išklausai kito nuomonės, tai esu prie namų, eisiu jau ilsėtis, Tomas irgi laukia, dar matau dega šviesa, žodžiu. Šiai dienai tiek, labai įdomi diena, žiauriai įdomi diena, ne kiekvieną dieną tai pasitaiko ir visi turit suprasti, kad esą tai paprastai niekas nekviečia. Čia nėra labai paprasti vaikiški dalykai ir taip paprastai jūs į KTS nepateksit ir aš irgi niekada nenoriu svetimų žmonių ir jeigu aš dirbu, tai man nereikia, kad kažkas tai trukdytų, kažkas ten kažką tai šnabždėtus ir taip toliau, tai aš irgi pakankamai griežtai žiūriu į pašalinius žmonės ir neveltui yra tikra gera sena taisyklė, į KTS pašaliniai asmenys nėra įleidžiami. Tai jeigu gauni tokį pakvietimą, tai jau gali užsidėti savo pliusą, kad tu labai tinkamai iškomunikavai, kas tu, prisistatėjai ir tavim patikėjo, nežinau, ir nori, kad tu būtum. Tai manau, yra didelis pasiekimas. Tai va, tokia gyva istorija, kaip mažiau galvoti, daugiau daryti ir nebijoti. Tai tiek, einu miegoti.